padovanot dar, kad užaugintų, jis labai mažas. Ar galima? Galima, bet tai mes skaitome kaip pakišą komisijos pirmininkui. Prašom, dovanokit. Prašom. Sakykite, Džiulieta, o tas šuniukas neaplos mūsų pirmininko? Ne, jisai dar reikia užaugintis mažas, niekam nieko nedaro, viskas tvarkoj. Sakykite, o jūs dainuojate seniai? Nu, aš dainuoju šiaip, savamoksliškai, nuo mažens tik savo. Tik savo. Ir sugalvojote ateiti į 2 minutės šlovės? Taip. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs atėjote pas mus. Ir noriu paklausti, tai jūs nei mokytojo neturit, kuris jums patartų pati? Viską pati. O ką šiandien dainuosit? Šiandien dainuosiu vieną dainą Įva į dangų. Ir jums pati geriausia? Nu, šiuo metu taip. Ir jūs siūlote Įvą jau į dangų pakilti, taip? Taip, visiems šios dainos metu, jeigu galima, pabūnam aukštai. Ir padėkit man visi. Laukiu jūsų gerumo. Žiūrėkite, Vitalijus jau rodo 10 balų. Šventas žodis man, tai vat. Jau nusiraminkite, gerbiamasis, ir padėkite tą savo 10 balų. Pažiūrėsim, ar jūs juos pakelsite vėliau. Dar norėčiau žiūrovam tarti keletą žodžių. Pamojuokite debesiui, pasigėrėkite gėlių žydėjimu, nusišypsokite saulei. Ir pajuskite, kad jūs šiandien man svarbiausi šioj laidoj 2 minutės šlovės. Puiku. Aš matau, ten viršui sėdi jūsų palaikančioji komanda. Taip, mama ir sesuo. O, čia pažiūrėkit, kiek daug karmėlaviškių. Tai aš, kad visą tą poeziją truputį nužeminti, jūsų paklausiu, o ką? Iš tikrųjų, Karmėlavoje tie cepelinai tokie skanūs? Taip, yra tokia. Aš vietoj jūsų apie cepelinus dainuočiau, tai visiems čia seilė nutįstų ir jums 10 balų. Tai palaukiam, dar padarysim staigmeną sekantį kartą, jeigu bus tokia galimybė. Gerai, aš linkiu jums, Džiulieta, tikrai sėkmės. Galiu nuvežti lagaminą? Ne, negalima. Jėzus Marija, atsiprašau labai. Tada sėkmėm abiem. Ačiū. Aš pas tave keliausiu, registracija baigta ir kontrolė praeita, liko šiek tiek palaukti, keletas minučių, keletas žinučių ir įskrisiu pas tave. Į dangų, gerą ant sparnų pakilt į dangų, aš keliauju apkabint tavęs. Ar lauksit manęs? Į dangų, gerą ant sparnų pakilt į dangų. Na, miela Džiulieta, po 44 sekundžių mes ir nepakilom į dangų, neleido tie galvažudžiai, kuri turi tuos pultukus. Mums nepasisekė, bet Karmėlavos pažiba jūs tikrai esate, aš jau matau. Na, bet mes vis tiek paklausykime, kokias pastabas pasakys mūsų žiūri. Gal jums pravers ateityje tai? Prašau. Aš neturiu nei vienos pastabos jums. Gerai, o kiti, o Cololo, kuris čia 10 mojavo visą laiką? Taip, aš mojau ir aš mojuočiau toliau. Man puikiai choreografija, minti su ponu lagaminu. Iškeliauja kažkur, į dangų. Ir man baisiausia, kad žiūrovai nežino šito veiksmo. Į dangų. Kur jūsų pirštai buvo tuo metu? Buvo pirštai, buvo. Bet mes į dangų nenorim, mes norim vaikščioti žemę. Nu, bet teks ar taip, po tokių dainų į dangų, va. Man atrodo, kad šuniuką reikėjo padovanoti Vitalijai, o ne... Nieko tokio. Aš tiesiog sveikinu jūs, kad jūs šis dalyvaujate, turite drąsos ateiti čia ir... Sveiki, ponia Džiulieta. Aš norėjau paklausti kelių klausimų, taip tiesiai šviesiai. O ko jūs tikėjotės ateidama į šitą laidą? Nu, ateidama į šitą laidą tikėjausi kažką, tai bent jau
Bent jau išlaikytas 2 minutės. Jūs nuoširdžiai tikite, kad jūs gerai dainuojat? Taip, taip. Deja, aš turėsiu jums pasakyti, kad tai tikrai negali būti jokiais būdais jūsų profesija. Tikrai ne. Atleiskite už tiesmukumą. O jūs norite būti dainininkė, Džiuljeta? Taip. Aišku, tai vat, matai, kaip mūsų Violeta ir nukirto šaką. Bet Nieko. ko gyvenime nebūna, nenusiminkime, viskas gali pasikeisti. Ar visi bus jūsų pasakymai mums su Džiuljeta? Tai kągi, Džiuljeta, tada dėkui jums labai ir važiuokite su lagaminu pas Donatą, jinai jūsų laukia. Ačiū, kad buvote su mumis. Ačiū, laimingai. Registracija baigta ir kontrolė praeita. Liko šiek tiek palaukti. Keletas minučių, keletas žinučių ir įskrisiu pas tave. Į dangų, gerą ant sparnų pakilk į dangų. Aš keliauju apkabint tavęs, ar lauksit manęs? Tai nepasisekė truputėlį. Truputėlį. O nenusiminėt gal? Ne. O man čia toks knieti klausimas, o lagaminas tuščias? Ne. O kas ten yra? Paslaptis norėjau kitam šansui, kad būtų dar... Ir neparodysit ir mum? Ne. Nu, tikrai neparodysit? Ne. Nu, gerai. Tada ačiū jums labai. Na, gerbėmieji, visi gražūs, įdomus dalykai kažkada turi pabaigą. Einame į pabaigą ir mes, paskutinis šansas, 2 minutės šlovės, sutikime paskutiniuosius atlikėjus šį vakarą. Ir tai yra šokėjai.